Kaune Tokiosios Neries restorane įvyko Lietuvos kroso ir ralio kroso čempionato 2000 metų sezono apdovanojimai. Ekipažo žiūrovai įpratę matyti šių sporto šakų lenktynininkus apsirengusius sportinius kombinezonus. Tačiau čia smėlio, plento ir žvyro areno gladiatoriai buvo kostiumuoti ir šventiškai nusiteikę. Automobilių sporto federacijos suvažiavime buvo nutarta atgaivinti sporto meistro vardo nominaciją, o nusipelnusiems šio garbingo titulo buvo įteikti ženkleliai ir pažymėjimai. Organizatoriai džiaugiasi praėjusių sezonų ir buvo dėl ko. Į jokias kitas varžybas Lietuvoje neatvykdavo tiek daug dalyvių. Kroso lenktynėse dalyvavo net 25 komandos, o rezultatų suvestinėse net 117 lenktynininkų. Tai žiūrovų skaičiumi bene skaitlingiausios varžybos. Visas kroso ir ralio kroso kovas stebėjo minios sirgalių. Kaip grybai po lietaus Lietuvoje dygsta naujos trasos. Nors tai didžia dalim entuziastų nuopelnas, tačiau visa tai rodo, kad kroso ir ralio kroso varžybų laukia puikiai ateitis. Aš manau, kad dalyvių pas mus tikrai nesumažės ir atitinkamai prestižas mūsų automobilio sporto, būtent krosas, jį ves į priekį.